Atšalus orams norisi valgyti sveikai, norisi įtraukti į racioną daug daržovių, tačiau reikia ir sotumo. Tai šios salotos, kurias galima pavadinti mišrainė, tau tikrai patiks, rekomenduoju išbandyk jas. Tau reikės vieno brokolio, jį susmulkinti žiedeliais, nereikia nei virti, nei kažkaip termiškai apdoroti, tikrai tinka ir žalias brokolis, bet jeigu labiau mėgsti termiškai apdorotą, gali ir tą padaryti. Susmulkink mėlynąjį svogūną ir raugintus agurkus kubeliais, taip pat įdėk tuno alyvuogių aliejuje į šias salotas ir išvirk kiaušinius bei juos taip pat susmulkink. Barstyk truputį druskytės, dėk šaukštą majonezo ir išmaišyk šias salotas. Patiko šis receptas, neabejoju, spausk like, dalinkis su draugais, negailėk ir jiems receptų ir rašyk komentare daugiau receptų. Ir jeigu nori dar daugiau receptų, įsigyk mano sveiko maisto gamybos knygą, kurioje rasi net 322 receptus ir mitybos patarimus, kuriuos turi turėti savo namuose. Sek mane socialiniuose tinkluose, Instagrame, Facebook ir pamatysi, kiek tu naudingos informacijos ir receptų gausi iš manęs nemokamai.